Ledvans buvo patikėta užduotis modernizuoti apšvietimą vienoje prestižiškiausių arenų Baltijos šalyse. Apšvietimas turi atitikti griežtus standartus, ypač aukšto lygio tarptautinėse krepšinio varžybose, žaidžiamuose Turkish Airlines Euroleague, pasaulio čempionatuose ir nacionalinėje krepšinio lygoje BetSafe LKL. Sena metalų halogenų apšvietimo sistema neatitiko šiuolaikinių televizijos transliacijos standartų. Tikslas buvo aiškus – seną apšvietimą pakeisti pažangėlę technologiją, užtikrinančią ryškų, tolygų apšvietimą be mirgėjimo, gerą spalvų atkūrimą ir lengvą priežiūrą. Viso 100 Ledvans šviestuvų buvo įrengta išilgai aikštės. Kiekvienas šviestuvas turi 2 optinius modulius, kurie leidžia tiksliai valdyti apšvietimo intensyvumą ir kryptį. Užtikrinti mažą mirgėjimo lygį buvo itin svarbu, kad žiūrovai arenoje ir namuose galėtų mėgautis nepriekaištinga vizualinė patirtimi. Šviestuvai yra aprūpinti DMX valdymo sistema, kuris suteikia galimybę valdyti kiekvieną šviestuvą atskirai, užtikrinant neprilygstamą apšvietimo scenų lankstumą varžybų ir kitų renginių metu. Šviestuvų maitinimo šaltiniai buvo pagaminti specialiai šiam projektui, kad jų aptarnavimas būtų paprastesnis ir ekonomiškesnis. Ledvans apšvietimo sprendimas atitinka visus keltus reikalavimus ir suteikia arenai naują dinamišką atmosferą. Šis perėjimas prie LED technologijos žymiai pagerino arenos apšvietimą, užtikrinant mažą mirgėjimo lygį, palaikant aukštos kokybės televizijos transliacijas ir paruošiant infrastruktūrą ateities poreikiams.